Na tai ką, labas rytas visiems. Kam diena, kam vakaras, aišku, bet labas rytas. Tai nauja kelionė, keliaujam į Albaniją. Šiaip sakom, yra negražu girtis, bet keliaujam, nes kažkas naują žingsnį padarė gyvenime. Tai va, tai keliausim į Albaniją. Šiaip turim bilietus tik į vieną pusę, tai kažko labai nesam nusprendę. Pačios kelionės visiškai visos nerodysiu, rodysiu tikriausiai tik highlightus kažkokius, tai nežinau, paprastos kasdienybės, manau, tiek jums nelabai įdomu, tiek ir mes norim savo tokią private laiko turėti. Tai tiek. Tai esam Vilniaus oro uoste, mūsų skrydis už 3 valandų, tai užsukam pasiėmėm picukės, pavalgom ir keliavom. Tai neužilgus susimatysim porą kadrų iš lėktuvo ir kaip visą laiką jau pačio Albanija. Tai žiūrėkit iki galo. Labas rytas vėl. Tai kodėl vėl? Nes kita diena šiandien. Pasiekėm vakar Albaniją. Bet žodžiu buvo 36 laipsniai. Mažiausiai ko norėjosi, tai kažką filmuoti, rodyti. Žinoma, šiandien grėsia tikriausiai tas pats. Tai atskridom į Tiraną vakar. Iš Tirano pasiėjom taksi ir atvažiavom iki Durelio. Taksi kainavo 30 eurų, ne? 30 euriukų, tai manau visai gerai, nes autobusai po 7 eurus, ant 2 žmonių 14, dvigubai daugiau, bet nereikėjo laukti valandos laiko. Ir pasiekėm miestą, kur buvo mūsų pirmas taškas. Tai vakar praslampinėjom, realiai prabuvom viešbutį su kondicionierium, buvom išėję iki parduotuvės, iškandom, papietavom ir vakare dar buvom išėję apeiti ratuką, pasižiūrėti tą vakarinį Durės. Tai kol kas ką galiu atsiliepti apie jį. Toksai Palanga biški. Turi tą Basanavičiaus gatvės stilių. Būtent šitoje gatvėje, kur dabar einam. Ir čia vakariai irgi bokso kriaušės, arkeidai, užkandukai visokie. O jeigu tik paeini gatvę nušaliau, atrodo, kad visai kitas miestas. Ir tada ta gražioji pusė, į kurią šiandien ir bandom eiti. Šiandien turim jau 8:30 ir jau 28 laipsnių šilumos. Tai nežinau kaip seksis. Planuose noriu aplankyti dar kelias vietas. Galimai gausis įsinuomoti čia jau kažkokią dviratę transporto priemonę. Žiūrėsim, kaip bus. Dabar, kur einam, irgi neskleisiu, nes žinau tik tai aš vienas. Tai, žodžiu, susitiksim už kelių sekundžių. Ok, tai pakeliu link savo vietos. Atėjom centrinę aikštę su labai gražiais fontanais. O tenai, jeigu matote, tai yra Otomano siena. Otomanas, aš kiek įsivaizduoju, kažkoks šventas žmogus. Tikrai negaliu komentuoti, nesu susipažinęs su kitom religijom, bet atrodo tikrai visai gerai. Tai mes ir einam į tą galą, truputėlį šarčiau kadrai mūsų. Ir tiek. Turim jau 20-30 laipsnių, pusę 10. Aplankom vieną vietą, staigiai užsukam į kitą, grįždami atgal pabandysim praeiti pro motociklų nuomą, gal įsinuomosim motocikliuką. Ir tiek. Tai kaistam toliau. Gerai, tai biškai gavau užlipti kalną, bet atėjome pirmąją mūsų vietą. Tai čia mes turime Durės amfiteatrą. Pats amfiteatras yra pastatytas 2 amžiuje po Kristaus. Jam yra jau beveik 2000 metų ir pastatytas jis buvo Romos imperatoriaus Trojano.
truputėlį blaškiausi, nes žmonės eina, tai nemalonu. Tai va, tai žodžiu, Trojanas pastatė jį kaip eilinį koliziejų, žinoma, čia amfiteatras, pramogoms. Tai ten vykdavo gladiatorių kovos, įvairių laukinių gyvūnų pristatymai ir visą kitą. Ir šitas visas reikalas galėdavo talpinti nuo 15 iki 20 tūkstančių žmonių. Tai tikrai labai masyvus didelis reikalas. Prieš tai buvom truputėlį susimaišiau, užsakom į mažesnį reikalą ir gavau, kad Google nuotraukos mane tiesiog išdūrė. Tai ne, iš tikrųjų tikrai labai įspūdingas, galingas vaizdas. Dabar eisim dar prie vieno bokšto. Kas įdomu dar apie šitą reikalą, tai jisai atrastas tik 1966 metais, visiškai netyčia. Ir labai iš tikrųjų įdomi istorija, tai va būtent kaip mūsų Kauno marios, kai buvo užpilti, įkando kažkas, bičių avilys. Jeigu ten matot, prasileidau. Žodžiu, tai įdomi istorija ta, kad visas šitas buvo atrastas 1966 metais ir istorija labai panaši, kaip mūsų, pavyzdžiui, Kauno marias užpylė kaimus tam, kad būtų tas sukurtas dirbtinis tvenkinys. Tai čia buvo irgi namai, netyčia per kasinėjimus rado kažkokią detalę, ornamentą ir viską irgi nugriovė, visus gyvenamosius namus, viską nukasė. Na ir turim dabar šitą istorinį paveldą. Truputėlį nesupratau, iš tikrųjų jisai dalinai įtrauktas į UNESCO, kažkas tokio, čia reikėtų gal daugiau pasigūglinti. Na ir tokios tokelės. Tai iš tikrųjų dabar dar be didelio karščio tikrai ganėtinai skauda. Tai aš keliauju toliau, keliausim iki ten tokio bokšto vieną pavirtusio. Ir tiek, matosi jūra. Šiaip iš tikrųjų tikrai gražus miestas, bet čia fotkinasi. Tai tikrai ganėtinai gražus tas Diuresas, viskas su juo yra ok. Kiek erzin, iš tikrųjų ateina ir tie vaikai pinigų prašyti. Yra gražių dalykų, yra nelabai. Bet šiaip tai tikrai nice. Gerai, tai atėjom prie antrojo mūsų eksponato, tai yra Venecijos bokštas. Šiaip vėlgi tikėjausi truputėlį didesnę, iš Google nuotraukų atrodė kiek rimtesnis. Bet jisai atliko gynybinę funkciją ir jisai Venecijos bokštas pavadintas dėl to, nes jį pastatė Venecija kaip parama kovojant prieš osmanus berods. Šitą reikės patikslinti, jau ką prirašys, bet man atrodo prieš osmanus. Ir viskas, dar matom truputėlį senosios pilies ir apsauginės sienos likučių. Tiksliau, tik apsauginės sienos likučių, pilies nesimato. Bet tikrai visai fainas reikalas ir čia nežinau, kas vyksta. Bet yra pilna vėliavyčių, fainas restoraniukas, stogelis. Tikrai toksai, šiaip, kaip ir minėjau, truputėlį primena Palangą. Dėl tų visų žmonių, pramogų, ta jūra, tie tokie kinietiškų žaislų parduotuvytės visokios. Bet ir žiūrint iš kitos pusės, palmės, ta pati jūra, viskas truputėlį kitaip. Tai tikrai, jeigu norit pramogauti, važiuokit į Diuresą. Jeigu norit pažinti truputėlį tiek Romos, tiek tokius istorinius reikalus, taip pat važiuokit į Diuresą. Žiauriai skanų maistą turi, jūros gerybės, visą kitą. Truputėlį po to parodysiu. Na ir tiek. Tai dabar trumpam atsisveikinsim, jums tai neužtruks. O mes, manau, kad ieškom kur užkasti, pabandom išsinuomoti transporto priemonės ir važiuosim į sekančią labai gražią vietą. Tai tikrai žiūrėkite toliau. Ir ką jūs pagalvosit? Žodžiu, važiuojam, žiauriai gražus kalnas, bet svarbiausia, kad gavom Suzuki Burgmenas 600 kubų, kem eurų visą dieną. Tai žiauriai gerai, vėjukas pučia 34 laipsniai, bet kaip ir minėjau, vėjukas pučia visai fainai važiuotis. Dabar važiuosim link tų kalnų, nežinau ar matosi, į vieną labai gražią vietą ir dar pabandysiu, nieko nespoilinu, nieko nepasakoju. Mes laimingi, ne?
pati laiminga irgi, tai žiauri fainai. Nu ką, atvažiavome mūsų dar vieną lankytiną vietą, tai nežinau, tikriausiai nesimato dar už manęs. Tai dar iš tikrųjų porą sekundžių paliksiu, tai paslaptie, už manęs yra labai fainas šaltinėlis ir pakeliui link mūsų lankytinos vietos norėjau parodyti labai įspūdingą medį. Iš tikrųjų, nieko gal įdomaus, bet, nu, bliau, žiauriai gerai atrodo. Na ir faktas, mano lankytinas objektas yra 500 metrų aukštyje, tai ir vaizdą turim tikrai labai įspūdingą. Tai va, o ką, man dar liko palipti kokias 5 minutės į kalną ir pamatysi, tikiuosi, gerą labai gražų vaizdą. Arba Google nuotraukos bus vėl pameląja. Čia taip įdomu, radom kelią. Ja. O eiktų, kaip čia gerai. Krojos pilis. Tai žiauriai geras vaizdas. Čia vat esam ant vieno iš bokštų. Nu, sakykit, ką norit. Varsime. Ir dar ką noriu pabrėžti, kas su motociklais norėtų atvažiuoti, nu maksimaliai rekomenduoju. Labai keliai priminė Italiją, bet tokie net ir didesni kampai, vienu metu ten gal kokį 20 laipsnių važiuoji, nu wow. Tai tikrai super. O mes keliavom pasižiūrėti pačią pilį ir kažkur žinau, kad prie pilies centrinio įėjimo vyksta vienas iš seniausių turgų Albanijai. Tai irgi jį noriu būtinai užeiti. Na tiek, karšta, žiauriai karšta, kai važiavam šiaip motociklo temperatūros tas lauko daviklis rodė 40 vienu momentu, sinoptinis tas 33 dabar. Nu tai taip, kiekvienas judesys truputėlį vargina, bet viskas ok. Ok, tai atėjom prie Krujos pilies. Tai pati pilis pastatyta yra 5-6 amžiuje. Vėlgi daug faktų nežinau. 5-6 amžius, 500 metrų aukštis, apie 25 metus valdė tas pats, kaip čia pilies valdovas, kurio viso gyvenimo metu šita pilis buvo pulta 3 kartus, dėl ko Albanija labai, albanai vietiniai vadina ją nenugalėta. Jinai buvo nugalėta 4 kartą, praėjus gal 10 metų nuo tos pilies valdovo mirties. Jo pavardės taip pat neatsimenu, bet čia gal pasistengiu užrašyti. Jeigu neužrašysiu, nesipykim. Ir tiek. Ir dabar einant per tos vartus turėtume patekti į turgų senąjį, kur tiesiog praeisim, parodysiu porą kadrų, labai nieko nepasakosiu, nes natūralu, kad pilis ir turgus vienas šalia kito. Tai tiek. Karšta, iš tikrųjų, žiauriai yra karšta. Čia lipant į viršų, nes čia taip gan stačiau. Mes kai palikom motociklą, tai reikėjo tokiais akmeniniais laiptais visiškai lipti. Tai vienu momentu šimčiam buvo širdelę mušę. Nu tai taip žinot. Bet žodžiu, praeidam turgų, gal pasimsim kokį poledą, suvalgsim, atsigersim, nusileisim, paeisim ratuką prie motociklo ir važiuosim toliau. Greitai grįžom į viešbutį, pakeliui dar užsukom į vaistinę, pasiėmėm Depantę, nusitepiau visas, gal truputėlį nuėstas įdegis ir atėjom į kavinę, pasiėmėm maistuką užsisakėm. Tai užsisakėm pradžiai užkandžio, Kosovo ir tradicinės dešreles kažkokias paragausim. Ir tada Greta pasiėmė seafoodo makaronus, o aš pasiėmiau žuvienę ir
keptą kalmarą ant griliaus. Tai šiaip kainos iš tikrųjų tikrai visai neblogas. Šviežios jūrų gėrybės, žuvis šviežia, tai tikrai visai geras maistas. Na ir tiek, ką aš žinau, laukiam maistuko, pasidalinsim, koks skonis ir gal įvertinsim. Tai šiaip pati diena tai tokia, karšta, realiai vėl kartosios tikriausiai, bet karšta diena. Rytoj tikriausiai, kad pasimsim laisvą dieną, nieko per daug nedarysiu, kadangi rytoj yra karščiausia diena šitą miestą. Ir tuo pačiu reikia pasikeisti viešbutį, kadangi dabar mūsų viešbutis pasibaigė, kadangi dar nusprendėm likti šitam mieste, tai tiesiog pervažiasim kitą miesto vietą į truputėlį geresnį viešbutį. Ir tiek, pailsėsim rytoj. Tai rytoj nefilmuosiu, galbūt sumontuosiu šitą video, įkelsiu. Tokias kelias. Mėgaujamės Albanija, mėgaujamės karščiais ir nudegimais. Laiktų suribėlė 10 iš 10, žinau. 10 iš 10. Gerai, tai pirmas patiekalas ribitė, įskaitau. Max gera. Galiu biškai apsimetinėti, neapsimetinės. Žiauriai skanios, vakarą gau. Ok. Žodžiu, nespėjom lietuviai. Tai greitas makaroniukai. Šiaip irgi labai gerai atrodo, matau, kad yra kalmaras. Dešrelės yra 10 iš 10. Jaučiu arienos riebaliuką, jaučiu jautienos skonį. Gerai iškeptas, nebėgančias, viskas super. Gerai, tai dar nespėjom valgyti koso dešrelių. Atkeliavo tradicinės dešrelės. Tai tradicinių dešrelių dar neragavau. Ir dabar tikrai paragausim. Tradicinės irgi gal daugiau jautieno jaučiasi. Jaučiasi, kad irgi yra arienos to riebaliuko. Bet šitos yra tokios kaip sardelės, tokios labiau perdirbtos. Šitos tokios, kur malta mėsa ir... Ja. Ir kaip? Na jo. Tos tikresnės, tos labiau sasiskos. Man labai skanios, jo, viskas ok. Paskutinis patiekalas yra ant griliaus keptas kalmaras. Ant griliaus keptas kalmaras. Tiesiog skanu, paprasta. Šiaip iš tikrųjų iš tokių, kad ar įspūdinga būtų, tai nėra paprasta, bet skanu. O jaučiasi arienos irgi, kad kepta ant to pačio? Ne, šitas granai grilių, tos anglis jaučiasi, šitos jo. Praeitą kartą, kai čia valgiam, buvom pasiėmę jūros ešerį ir žiauriai irgi arienos riebalas jautėsi jo. Tarsi, man viskas ok, man tinka, man skanu, bet tiesiog jautėsi. Šitam nesijaučia. Geriausias dalykas yra tas, kad šitas kalmaras kainavo gal 10 eurų, kažkas tokio. Dešrelės po 4-5, jūros gėrybės 6-7. Tai tokias kainos Albanijai. Kas labiausiai man patinka, ir viskas. Tai tiek būtų šiandien, iš tikrųjų nerodys, kaip grįšim, na kaip ir tiek. Tai rytoj mums laisva, čia tikriausiai ir atsisveikinsim, sumontuosiu blogą, rytoj pasistengsiu įkelti per visus tos karščius. Ir gero žiūrėjimo, o mes susitiksime jau tikriausiai kitame mieste, kuriame, dar nepasakysiu, laukite tęsinį.